Yra sakoma, jog Meksika turi savo tekilą, Kuba turi savo romą, na, o Brazilija turi savo kačiasą, tokį išskirtinį spiritinį gėrimą. Tai manoma, kad kačiasa galėjo būti išrasta 16 amžiui cukranendrių laukuose dirbusių vergų. Na ir kalbant dabar apie patį šio alkoholio tipą, tai pavyzdžiui, jei kažkas paklaustų Aurimai, kas yra kačiasa, aš atsakyčiau paprastai. Kačiasa tai yra braziliškas romas. Nors čia galėtų iškart prasidėti diskusija. Vieni kačiasą laiko tokiu kaip braziliškų likerių, kiti brazilišką naminukę, dar kiti tiesiog apskritai tokių išskirtinių unikalių gėrimų. Bet kaip ir sakiau, aš jį traktuočiau kaip romą. Nors yra vienas toks esminis skirtumas, kuris skiria kačiasą nuo įprastinio romo. Tai kačiasa yra gaminama iš šviežių cukranendrių sulčių, kurios fermentuotos ir paskui distiliuojamos. Na, o įprastinis romas, jis yra gaminamas iš cukranendrių šalutinio produkto melasos, kuri yra gaunama iš cukranendrių gaminant cukrų. Nors, pavyzdžiui, jei internete pasižiūrėtumėt romo sąvoką, tai dažnai rašoma tiesiog paprastai romas, tai yra spiritinis gėrimas gaminamas iš cukranendrių. Tai kačiasa vienaip ar kitaip jos gaminimas yra susijęs su cukranendrėmis. Tai aš nematau didelio, galim sakyti, nusikaltimo kačiasą vadinti tiesiog tokiu brazilišku romu.